Kas yra Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje? Pasiektas tikslas ir tolesnio atsakingo darbo baras. Sakykit, profesoriu, o švenčiant 45-asias Romos sutarties metinės, ar galima tikėtis, kad mes jau būsime Europos Sąjungos pilnateisiai nariai? Galbūt. Po 10 metų tikrai. Vidurnaktį Lietuvos Respublika tapo visateise Europos Sąjungos valstybė. Tai buvo nelengva. Matome dabar, kaip vargsta tie, kurie pavėlavo. Žinome, kad mūsų pačių rytų kaimynai mums ir pavydi. Kaip jūs taip toli nuėjote? Gal mes to nematome, bet iš tos pusės tai girdime. Tegu mums tai padeda susivokti, ko esame pasiekę. Kaip mes pasikeitėm per 10 metų, tapome laisvesni, gražesni ir jaunesni. Žmonės vaikščiodavo, susikaustė, jiems buvo svarbu, kas badys pirštais juos ir ką sakys. Ir tas, kad mes pasirinkom būtent vakarus, manau, ir atvėrė visą tą žmonių išsilaisvinimą, jiems visiškai nebesvarbu pas mus. Aišku, mes esame ganėtinai jauni ir tikrai dar jaučiasi ta priespauda, kuri buvo, bet taip, kaip žmonės reaguoja į gyvenimą, į visą savo dabar kasdienybę, į kitus, tiesiog jie atsipalaiduoja, jie pradeda gyventi to, ko ir reikia, man atrodo, tokiai valstybei kaip mes. Per 10 metų man dar suėjo 10 metų, nes tada buvau 10 metų. Kaip, tada buvau vaikas, tai nelabai supratau, bet dabar asmeniškai jaučiuosi labai gerai ir manau, kad va taip visi turėtų jaustis, kaip aš jaučiuosi, laisvai. Turim teisę laisvai rinktis, už ką balsuoti, kur eiti, kur pramogauti, leisti laisvalaikį, kur dirbti, kur keliauti ir tiesiog nebesidaryti atgal, nes žiūrint atgal dažniausiai paskausta kaklą. Rinkomės geresnį europietišką pasaulį. Norime būti patys savimi, norime rinktis savo kelią, kaip gyvename ir su kuo draugaujame. Aš, Vytautas Landsbergis, šitą daręs, kai kartu su jumis tiesėme Europos kelią, sveikinu šiandien visus. Būkime kartu, stiprinkime ir valykime, tiesinkime tą kelią.